Dažnas alytiškis vairuotojas vėliau grįžęs namo susiduria su problema, kur pastatyti automobilį. Vietų prie daugiabučių trūksta, tad Alytaus miesto savivaldybė sugalvojo būdą, kaip pagelbėti gyventojams. Miestui priklausančiuose žemės sklypuose planuojama įrengti vietas automobiliams. Savivaldybės lėšomis bus pilnai įrengtos aikštelės, o gyventojai galės išsinuomoti vietą automobiliui. Pirmasis bandymas tokiu būdu spręsti miesto parkavimo problemas pradėtas Vingio 27 ir 29 daugiabučių prieigose. Savivaldybė viską duoda žemę, padaro darbus, padaro Alytaus nuotekas, įrengia aikštelę ir šitoje vietoje siūlo savivaldybėje išsinuomoti vietą savo. Ir gyventojai galės ateiti, pasistatyti, susimokėję tam tikrą mokestį ir visada grįžę iš darbo rasti vietą ten. Išsinuomoti vietą automobiliui galės bet kuris Alytaus miesto gyventojas, nesvarbu, kur gyventų. Tiesa, pirmenybė bus teikiama aplinkinių namų gyventojams. Darbus Vingio gatvėje planuojama baigti gegužės mėnesį. Kas norės, galės žmogus įsipirkti vietą, galės bendryje įsipirkti 5-7 vietas, galbūt ir užte įsinuomoti. Jeigu šitoje vietoje bendryje nori įsinuomoti 7 vietas, jinai susimoka metinį mokestį ir įsiskirsto kaip jie nori. O jeigu pavieniai, jūs ateisite įsinuomokite, kol bus vietų, tol bus galima nuomotis. Jūs galėsite visi va čia esantys žmonės, tai yra savivaldybės, galės išsinuomoti ten vietą. Tikėtina, kad bus prioritetas pirmiems gyvenantiems šalia, po to matysime, nenorėtum, kad Maxima išsinuomotų vietas ir numatytų, kad ten galima parkuoti. Viena vieta automobiliui kainuos 20 eurų per mėnesį. Bandomojoje Vingio gatvės aikštelėje bus 47 parkavimo vietos. Kai aikštelė veiks, ją prižiūrės miesto ūkio skyrius. Bet jums nereikės įdėti nieko, aikštelė bus sutvarkyta, nuvalyta, visada bus laisva, jūsų vieta bus laisva. Šitoje vietoje atrodo daug ar nedaug, savivaldybėje žiūrint, kada atsipirks šis projektas, beveik niekada, mes skaičiuojame, kad 20 metų investicijos neatsipirks. Jeigu pilotinis projektas pasiteisins, dar viena 79 vietų aikštelė bus daroma Alytaus miesto savivaldybei priklausančiame žemės sklype esančiame šalia Jurgiškių 55 namo. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.